Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie psichologinę pagalbą. Visos poros, kad ir kaip gerai jos besutartų, kartais pykstasi dėl sprendimų arba susierzina dėl kito asmens poelgių. Mėgindamos suderinti skirtumus, poros naudoja labai įvairius būdus. Tačiau smurtas šeimoje smarkiai skiriasi nuo šeimininio konflikto. Bejėgiškumą dažniausiai patiria moterys, kai būna priverstos pasiduoti, nesulaukia pagalbos iš aplinkinių, susitaiko su esama padėtimi. Psichologas, socialinių mokslų daktaras Arvydas Liepuonius. Protu suprantu, kad tai yra mano vyriškis, tarkime, agresyvus, smurtaujantis. Protu suprantu, kad reiktų gelbėti savo sveikatą, tačiau kartu emocionaliai yra ryšiai, galbūt kažkokie, yra fiziniai ryšiai, seksualinė dažnai priklausomybė yra tokia paradoksali ir tada auka tampa infantilinio organizmo, visiškai vaikiško organizmo, nesugebančių savarankiškai veikti, priimti savarankiškai sprendimus ir taip toliau, netgi mąstyti. Dar daugiau imituoja visapusiškai agresorių, susitapatina netgi su agresoriu. Žinoma, tai visai kraštutiniai atvejai, aišku, ir ta baimė, didžiulė baimė, nepasitikėjimas socialiniam institucijom ir taip toliau. Ir gydosi, be abejo, ir gydosi, jos tempia kiek gali, bet tada, kai jau būna dažnai kartais ir per vėlų, žinoma, ir tų faktų tiesiog Lietuvoje, o kartais gan greitai būna per vėlų, nes reaguoja signalus, ne tik, kad reiškia artimieji kaimynai, bet ir policija ir taip toliau, arba per vėlai sureaguoja. Pačioj pradžiai jau svarbu atsekti ženklus arba ir gyvenimo pradžiai, jeigu taip kalbėti apie šeimą, kada tas atsiranda. Kaip elgesi šeimos nariai, laukiam kokios nors grėsmės, tai ant ko išsikrausi? Ant artimiausio savo žmogaus. Iškrova ant artimiausio žmogaus yra jam tipiška ir čia net kartais visai brandiems žmonėms tas dalykas būdingas. Ir save žmonės turėtų pagauti pirmoji stadijoje ir kartais čia nebūtinai yra būdinga kokiems visai degradavusiams žmonėms. Ir tarp tokių gana išsilavinusių žmonių kartais tokie, prasme, mažos tokios, gan, bet stiprios iškrovos, atrodo, dėl net aiškios priežasties nėra. Vienas viršininkas sako, man nesisekė darbė, aš grįždamas iki namų, jis pats yra prisipažinęs per seminaro dalyvis, kol aš grįžtu iki namų, kadangi man nesisekė darbė, aš sugalvoju pretekstą, kaip užpulti žmoną. Žinoma, sugalvoti pretekstą ypatingai nereikia ir jis užpuola. Bet kadangi žmona žino, kaip ten su juo, kad leisti jam išsikrauti, ten tokius, reiškia, jis ne fiziškai yra smurtaujantis ir taip toliau, tada jį taip savotiškai toleruoja. Tačiau psichologinis smurtas taip pat smurtas. Psichologas, socialinių mokslų daktaras Arvydas Liepuonius. Tai yra psichologinis, yra verbalinis, neverbalinis, fizinis, yra intencinis, neintencinis. Iš tikrųjų, tos smurtas ar agresija yra įvairi. Tai būtent pastarasis, jeigu jis mini psichologinis smurtas, man asociuojasi su Gėlių gatve, kur yra kolega psichologas Kuras, vadovauja vyrų pagalbos centrui. Beje, nuo smurto kenčia artimoje aplinkoje ne tik moterys, bet ir vyrai. Ir iš tikrųjų, ir kiek man teko girdėti, ten dažnesni būtent psichologinio smurto atvejai, kada vyras privedamas prie tokios būsenos, kad jau neištveria, tarkim, imasi fizinio smurto. Tai be abejo įrodyti daug sunkiau ir, šia prasme dažnai moterys yra rafinuotesnės, kartais ir tokio smurto paieškose, ar galbūt ir vyrai iš tikrųjų. Smurtas, beje, aš noriu pasakyti, kad ne tik šeimoje, galbūt ir darbinis mokykloje, patyčių smurtas organizacijose, kuris įvardinamas įvairiais žodeliais, kurie pridedami prie mobbingo terminų. Tai yra dažniausiai psichinės agresijos demonstravimas prieš artimą žmogų, ar tai būtų kolega darbe, ar moksleivis mokykloje, ar patyčios, ar žinoma, ir šeimoje. Tačiau tas mobbingo terminas dažnai tampa mobbingo aukomis, tarkime, kai yra įsiskiriantis žmogus, jis kitoks truputėlį negu visi. Tai terminas atėjęs iš gyvūnijos pasaulio, kitos paukštelis su kitokiu sparnu yra užkapojamas arba kitaip skriaudžiamas. Ir žinduolių tarpe tas yra būdinga. Aš norėčiau išplėsti tą smurto artimoje aplinkoje sąvoką, tai ne tik šeimoje vykstantis dalykai. Kasdien gausėja smulkių ar nesmulkių, didesnių ar mažesnių tokių baisių mikrofaktų, kur tu matai smurtą, agresyvų elgesį kelyje. Kiek nedaug tai reikia žmogui, kad, sakykime, tas savęs netausomo elgesys netgi atsiranda dažnai pačiam smurtautojui.
Radio laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjų švietimas.lt.